Gerbiami kolegos, tikrai mūsų laukia atsakingas momentas neužilgo. Turėsime apsispręsti. Ir tai nebus kažkoks eilinis balsavimas. Visų pirma, tai bus turbūt pirmas atvejis, kai mes, tikiuosi, atmesime mūsų visų labai gerbiamos prezidentės veto. Ir tai bus dar daugiau. Tai bus parodymas visiems pasaulio lietuviams, ką mes galvojame apskritai apie Lietuvos ir lietuvių tautos ateitį. Ar mes esame atvira, visiems lygiai teisinga visuomenė ir valstybė, ar mes pasiduodame įvairių autoritetų spaudimui ir labiau galvojame, ką pasakys autoritetas kažkoks, kaip jisai nuspręs, o mes tik tai mechaniškai jam paklusime. Seimo apsisprendimas buvo labai akivaizdus. Seimas pritarė šitam dabar kvestionuojamam įstatymui labai didelę balsų persvarą. Kažkokių naujų argumentų, kurie būtų pateikti ir mes turėtumėm susimastyti ir pakeisti savo nuomonę, tikrai nebuvo pateikta. Ir tai turbūt pirmas tas atvejis, kai prezidentė nepateikė naujų argumentų. Kiek mes keisdavom savo nuomonę ir aš pats esu keitęs, tikrai tie argumentai buvo labai svarūs ir tikrai mes turėdavom sureaguoti juos. Naujų argumentų nebuvo. Dar sureaguosiu į tai, ką keletas Seimo narių prieš mane kalbėdami vis citavo Konstituciją. Specialiai atsinešiau Konstituciją mūsų, tą 12 straipsnį ir esminį sakinį, apie kurį mes jau sukamės keletą metų nuo to labai svarbaus Konstitucinio teismo nutarimo, kuris buvo prieš pustrečių metų padarytas. Tai dėl Konstitucijos aiškinimo, bet tai ne dėl Konstitucijos. Konstitucijoje parašyta taip. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Įstatymo nustatytus atskirus atvejus. Įsiklausykite į lietuvių kalbos žodžius atskiras atvejas. Tai yra tie atvejai, kuriuos nustato įstatymas. Reiškia, Seimas priiminėdamas